Kiekvienos organizacijos tikslas yra didinti ir optimizuoti pelną. Organizacija yra visumos sistema ir viena iš organizacijos dalių yra finansai. Tai yra finansų funkcija yra suteikti kuo pilnesnę informaciją apie esamus išteklius, esamas piniginės lėšas ir kaip padėti organizacijai optimizuoti pelną. Tam, kad šio tikslo siektų vadovai, jie turi šią informaciją gauti laiku ir suprantamai. Nes labai dažnai mūsų finansininkai pateikia informaciją tik tai to, ko reikalauja kontroliuojančios organizacijos, bet to, ko reikia vadybininkams, vadovams, kad jie pasiektų savo tikslų, ne visą laiką sugebame mes išprašyti iš savo finansininkų. Tik tai nuolat reikiamų momentų, reikiamo formato, reikiamos kiekis informacijai gali mums padėti priimti sprendimus. Informacijos negali būti per daug, nes tada mes pasiklystam tarp skaičių ir nesuprantame, ką jie reiškia. Jiems žymiai lengviau orientuotis priimant sprendimus. Ir priimti sprendimus šioje besikeičiančioje aplinkoje reikia labai greitai.